Sveiki atvykę į trečiąją mūsų apžvalgą. Kviečiame užsiprenumeruoti kanalą, jei to dar nepadarėte. Šį kartą apžvelgsime gerai žinomo japonų gamintojo Casio ir jo kiek mažiau populiarios Lineage dizaino linijos kvarcinį laikrodį Solar Radio Controlled LCDBW M170D 2AAR. Jau pavadinime išskiriami pagrindiniai šio laikrodžio privalumai. Tai šviesos energija kraunama baterija ir automatinis laiko nuskaitimas radio bangomis. Taip pat laikrodžio dizainas. Laikrodžio stilius – savotiškas mišinys tarp dress, klasikinio ir sportinio laikrodžio. Analoginis ciferblatas talpina ir nedidelį LCD ekranėlį, apie kurį papasakosiu šiek tiek vėliau. Laikrodis vidutinio dydžio, tačiau pakankamai plonas, kad tiktų tiek vidutiniam, tiek mažesniam riešui. Laikrodžio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir yra poliruotas iš priekio bei šlifuotas iš šonų. Stikliukas safyrinis, plokščias, o pilnavidurių narelio apyrankė sukuria solidaus laikrodžio pojūtį. Mažmeninė šio laikrodžio kaina Lietuvoje siekia apie 250 €. Atsižvelgiant į patikimą prekinį ženklą, integruotas technologijas ir naudojamas medžiagas, tai protinga kaina. Visgi šioje kainų kategorijoje norėtųsi didesnio nei šiame laikrodyje indikuojamo 50 metrų vandens atsparumo. Iš pirmo žvilgsnio laikrodžio ciferblatas primena tipinio klasikinio laikrodžio dizainą. Tačiau jo vidus nestandartinis. Valandų ir minučių padalos iškilios ir pritvirtintos prie ciferblato pakraštyje esančio iškilaus žiedo. Centrinė ciferblato dalis yra žemesnėme lygyje. Tamsiai mėlyna ciferblato spalva su nestipriu saulės spindulių efektu puikiai tinka prie bendro laikrodžio dizaino. Įprastai klasikinio stiliaus laikrodžio korpusas per aukštį ir stikliukas būna suapvalinti, tačiau šiame laikrodyje jie lygus. Pridėkime kampuotas auseles ir tai suteikia laikrodžiui sportiškumo pojūtį. Visgi mano nuomonė, 3 mygtukų dizainas nevykęs sprendimas. Prarandamas korpuso simetriškumas, o ir valdymas tampa mažiau intuityviu nei 4 mygtukų modeliu. Tiesa, šį dizaino sprendimą greičiausiai nulėmė naudojamas laiko modulis. Šis modelis turi ir juodos bei pilkos ciferblato spalvos variacijas. Kartu su reguliariais LCD ekranais, taip pat juodų ciferblatų bei juodai dengtų korpusų. Analoginio laiko skaitomumas yra geras. Ciferblato apatinėje dalyje turime nedidelį invertuotą LCD ekranėlį. Jame pasirinktinai galime matyti laiką, datą ar sekundžių skaitinę išraišką. Taip pat pateikiamas baterijos lygio indikatorius. Kaip matote, laikrodį išėmus iš dėžutės rodomas mid – vidutinis baterijos įkrovimo lygis. Po paros dienos šviesoje turime high – aukštą įkrovos lygį. Apmaudu, tačiau LCD ekranėlio skaitomumas yra gana prastas, o jį dažnai uždengia rodyklės. Papildomos laikrodžio funkcijos. Pasaulio laikas. Turime 29 laiko zonas. 5 žadintuvo signalai bei valandinis priminimas. Atbulinės atskaitos laikmatis. Sekundometras. Laikas yra automatiškai sutikslinamas ir nustatomas naudojant radio signalą, vadinamą Multiband 6 technologiją. Radio signalas dengia didžiąją dalį Europos, Šiaurės Amerikos, Kinijos bei Japonijos teritorijų. Norint laiko kalibravimą galima inicijuoti rankiniu būdu. Nors Lietuva patenka į šią zoną, radio signalas yra gana silpnas. Todėl pastatų viduje rekomenduotina kalibravimą atlikti esant prie lango, o dar geriau lauke atviroje vietovėje. Rodyklės bei valandų žymekliai yra padengti šviesą atspindinčią medžiagą, tačiau pats švytėjimo efektas yra gana silpnas ir trumpalaikis. Dar liūdniau tampa įjungus ciferblato apšvietimą. Atsižvelgiant, kad šis 2023 metų modelis naudoja TAF Solar Multiband 6 technologijas, tačiau apšvietimui naudoja 30 metų senumo metodą, kuomet ties 6 valandą yra integruojamas mažas šviesos LEDas. Smulkmena, bet tai nuvilia. Plieninė pilnavidurių narelio apyrankė atrodo elegantiškai ir tinka prie bendro laikrodžio dizaino. Plotis ties korpusu yra 20 mm, susiaurėja iki 18 mm ties sagtimi. Apyrankė turi kažkiek laisvumo, bet bendra kokybė yra gera. Galime pašalinti iki 8 narelių,
todėl apyrankė tiks 15-22 cm apimties riešui. Pakeitimui tinka standartinės 20 mm pločio apyrankės. Apibendrinant išskirčiau tokius laikrodžio privalumus. Šviesa kraunama baterija bei baterijos įkrovos indikatorius. Automatinis radijo signalų kalibruojamas laikas. Solidžios medžiagos, įskaitant safyrinį stikliuką, nerūdijančio plieno korpusą bei apyrankę. Geras kainos kokybės ir naudojamų technologijų santykis. Dažniausiai naudojamų ir reikalingų funkcijų rinkinys. Taip pat išskirčiau ir keletą minusų. Negražus ir senoviškai atrodantis ciferblato pašvietimas. LCD ekranėlis nėra apšviečiamas. LCD ekranėlis yra ganėtinai sunkiai skaitomas, o kai rodyklis jį užstoja, nėra greito būdo jas patraukti. Kiti minusai galbūt labiau subjektyvūs. Tačiau 3 mygtukų dizainas kažkiek išbalansuoja bendrą laikrodžio simetriją, o ir valdymas nėra labai patogus. 50 metrų vandens atsparumas yra pakankamas, tačiau šiam kainų lygiui 100 metrų būtų solidžiau. Casio turi labai platų ir kokybišką laikrodžių asortimentą. Šis laikrodis išsiskiria tiek technologijomis, tiek įdomių į vieno stiliaus ribas nesutelpančių dizainų. Laikrodis atrodys solidžiai tiek prie oficialios, tiek prie laisvalaikio aprangos. Rekomenduoju. Dėkoju, kad žiūrėjote, tai buvo 3 mūsų kanalo apžvalga. Todėl, jei patiko, prašome pasidalinti, paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Sėkmės ir iki pasimatymo.